Manęs negalima ėsti. Ir skonis mano nekoks. Aš vartoju per daug česnako. Ir visi man sako, kad aš neskanus. Kodėl čia tik daug laiptelių? Kur? Štai. O, taip. Pažiūrėk, tauškalius, chimera, orkas, vandens šviežikas. Aha, kanis lupus. Pilkas monstras, ėdantis savis, taip pat žinomas kaip... Vilkas! Taip, tai mes. Vilkai. Žinot, būti vilku nerealu. Patys pagalvokit. Visi tavęs bijo, o tu gali daryti, ką tik nori. Gyvenk ir žvenk. Būtent taip aš ir gyvenu. Tai aš, Pilkis. Ir mano gyvenimas nuostabus. Po 3 dienų vidurdienį Pilkis prieš Biausį. Nugalėtojas taps naujuoju vedliu. Ką? O gal geriau surenkime šokių konkursą? Wow! Koks iš Pilkio vedlys? Visur sukelia sumaištį. Pilki! Aš pavargau laukti, Pilki, kol tu pagaliau pasikeisi. Aš tikrai pasikeisiu, pažadu. Na ką, vilkas pasakė, vilkas padarė. Pilkis pavirto avinu! Kūdiena, baig mane kramtyti! Draugai, įvyko nelaimė. Jis žuvo. Ką man padarei? Nebijok. Staigmena! Ar čia Pilkis taip peršasi Bjankai? Surasti burtininkę, išgerti stebuklingą gėrimą. Ir puf, aš vėl vilkas! Besmegeniai žolėdžiai, metas jums parodyti, kas čia šeimininkas. Ką tu padarei, Pilki? Skerskite visus, kaip mums įsakė didysis Magra! Šaja! Aš vilkas, Biausi, girdi? Aš vilkas! Bet kad ir kas man nutiktų, visuomet gali tikėtis ištikimo draugo pagalbos. Ei, draugelis, sveikas, štai kur tu! Avelės ir vilkai. Į kiną? Aš eisiu su tavimi irgi, gerai? Sutarta, koks tavo teigiamas atsakymas? Gerai? Kinuose nuo balandžio 29. Gerai? Taip, palauk! Juk aš vis dar grobuonis, juk man turėtų patikti mėsa. Ne, nepatinka.